Ir ne veltui dabar jau šnekos apie pasaulinį karą prasideda. Šneka visa Europa apie tai. Dabar pašnekėkime apie to antro pasaulinio karo pradžią. Tiesiog, kad pamatytume tą lauką, kuriame jis vystėsi. Bet paskui perkelti į mūsų dienas, kad galėtume palyginti ir taip toliau. Čia tam aš skiriu visą šitą. Bet prieš kalbėdami apie antro pasaulinio karo pradžią, šiek tiek dar apie pirmo pasaulinio karo rezultatus. Nes kitaip nesuprasim antro pasaulinio karo priežastis. O ir kitų konfliktų taip pat. Taigi žiūrėkime. Pirmam pasauliniam kare dalyvavo šalia kitų, ten daugelio valstybių, 4 imperijos. Osmanų imperija, Austro-Vengrijos imperija, Vokietijos imperija ir Rusijos imperija. Karo pabaigoje, kuris baigėsi 18 metais, prasidėjo 14, šitų 4 imperijų nebeliko. Kartu su tų imperijų žlugimu žlugo ir dinastijos, kurios šimtmečiais valdė šitas imperijas. Pasitraukė ištisas valdančio elito luomas, kaip sakau, dinastijos. O štai Anglija, kuri irgi buvo to pasaulinio karo dalyvė ir taip pat buvo imperija, jinai pasiekė savo maksimalų dydį istorijoje. Šito karo rezultate Anglija praplėtė savo kolonijų sąrašą. Ir šiaip jau Anglija tuo metu, tą šimtmetį 19 pabaigoje, 20 pradžioje, buvo didžiausia valstybė pasaulyje. Pati didžiausia valstybė pasaulyje. O po pirmo pasaulinio karo dar išplėtė savo ribas ir pasiekė savo maksimalų plotą, o tuo pačiu ir įtaką pasaulyje. O tuo pačiu ir svaro sterlingo veikimo erdvė. Svaras sterlingas tuo metu atliko dabar dolerio vaidmenį. Tai buvo dominuojanti valiuta. Ir per svarą sterlingą Britų imperija kontroliavo praktiškai visą pasaulį, išskyrus, norėjau pasakyti Rusiją, bet net ir Rusija. Bet jos konkurentas jau buvo gimęs Jungtinėse valstijose 1913 metais doleris, atsiranda federalinė rezervų sistema ir praktiškai privati dolerio emisija. Taip kad svaras sterlingas, kuris po pirmo pasaulinio karo funkcionuoja didžiuliai Anglijos valdomai erdvėje, jau turi rimtą konkurentą dolerio pavidalu. Ir beje, Jungtinės valstijos, kuris į karą įsijungė pačioj pabaigoje, likus keletą mėnesių iki karo pabaigos, 17 metais jinai įsijungė į karą. Šito karo pasiekoje taip pat išplečia savo įtaką. Doleris įgauna, aišku, ne tą svorį, kur dabar, bet jau pasidaro įtakinga valiuta. Ir Amerika pergyvena tiesiog pramoninį bumą pokaryje po pirmo pasaulinio karo, nes Europa yra sužlugdyta, imperijos, kaip sakiau, žlugo, Vokietija chaose, Rusija chaose, Prancūzija sėdi po šluotą. Amerikonai tuo metu gamina beveik 50% pasaulio pramonės produkcijų. Štai tokie buvo karo rezultatai. Ir štai praeina viso 20 metų. Pirmo pasaulinio nuo antro skiria tik 20 metų. O tai dabar pasižiūrėkim, o kasgi atsitiko, kad taip greitai vėl prasidėjo karas. Kokie pagrindiniai veikėjai, kokios galimos priežastys. Tai pirmiausia, Vokietija. Po pirmo pasaulinio karo jinai pasirašusi Versalio sutartį, jie labai nedėkinga, skausminga, žeminančia. Tauta yra depresijai, valstybė vyrauja chaosas, infliacija, didžiulė bedarbystė ir atsiranda noras revanšo.
revanšo noras. Poreikis gimdo ir pasiūlymą. Atsiranda Hitleris, atsiranda nacionalsocialistų partija ir atsiranda šūkis Deutschland, Deutschland über alles. Gyvybinė erdvė, kad vokiečių tautai reikia naujos gyvybinės erdvės. Ta gyvybinė erdvė yra rodoma rytuose, tūkstantmetis reichas, pasaulio kontrolė ir vokiečių yra siūloma įsijungti šito rezultato siekimą. Tarybų sąjunga. Rusijos imperija subyrėjusi pirmo pasaulinio ir revoliucijos pasekoj pavirto į Tarybų sąjungą. Ir taip pat pradžioje ten buvo chaosas, suirutė, pilietinis karas, karas su Europos šalimis, su jungtinėmis valstijomis ir taip toliau. Rusija turėjo šiaip jau neatsilaikyti ir subyrėti gabalus. Ten jau buvo suskirstyta. Ir Sibiro Respublika, ko tik ten nebuvo. Nu, atskira kalba, kaip jie atsilaikė, bet jie atsilaikė. Išlaikė savo didelę dalį teritorijos. Ir po truputį pradėjo įgauti tam tikrą įtaką pasaulyje. Ypatingai per dešimtmetį nuo 30 iki 40 metų. Industrializacija. Jie per 10 metų pastatė tūkstančius gamyklų. Ir vat kuo skiriasi Tarybų sąjunga nuo Rusijos? Skiriasi vienu esminiu dalyku. Tam naujam dariny Tarybų sąjungoje nebuvo privačios gamybos priemonių nuosavybės. Tai buvo visiškai kita samploda nuosavybės santykių. Ir tai kėlė grėsmę kitoms valstybėms, kur jinai tapo tam tikrų pavyzdžių. Atsirado noras ir kitose valstybėse, kad nebebūtų kapitalistų, o viskas priklausytų darbininkams. Tai labai gražiai skambėjo. Taip, kad Tarybų sąjunga virto į vėl konkurentą, pretenduojant į pasaulinį žaidėją, turinti specifinį ideologiją ir vėlgi, kaip sakau, neturinti privačios nuosavybės priemonių, teisės į gamybos priemonės. Čia esminis dalykas. Štai dar vienas žaidėjas. O Vokietija priešingai. Ten kapitalizmas, gyvybinė erdvė į rytus ir oficialiai yra skelbiamas ta ideologija, kuri vyrauja Tarybų sąjungoje, Vokietijoje yra skelbiama kaip priešiška Vokietija. Na, buvo tokie smulkesni žaidėjai kaip Japonija ir Italija. Jie irgi norėjo savo dalies pasaulio padalinime. Fašizmo ideologija, tai čia yra Musolinio ir Italijos ideologija, kur tauta, valdžia ir kapitalistai veikia išvien. Taip trumpai galima pasakyti. Ir buvo sudaryta Berlyno, Romos ir Tokijo ašis kovai už tą pasaulio perdalinimą ir kovai tą naują gyvybinę erdvę. Britanija, na, kaip sakiau, didžiausia pasaulyje valstybė. Dominuojantis pinigas, svaras sterlingas. Neišvengiamai susiduria su Vokietijos kylančiu pretenzijų kylančiom ir su Tarybų sąjungos. Na ir Jungtinės valstijos. Po didelio bumo, po pirmo pasaulinio karo, viskas baigėsi 29 metais grandiozinė katastrofa, kur yra vadinama didžiąja depresija. Ir Jungtinės valstijos paskendo chaose, bedarbystė, bankrotai ir panašiai. Taip kad šitą reikėjo kažkaip spręsti. Taip kad visi turi motyvus, kaip matome. Visi turi motyvus. Ir dabar pereinam jau konkrečiai prie pačios karo pradžios. Ir žiūrėkit, kalbant apie antro pasaulinio karo pradžią, aš pradėsiu visai nuo ko kito, kas nėra akcentuojama.
Tai pirmiausia, 38 metais Vokietija pasiima Austriją, vadinamas Austrijos anšliusas. Paprasčiausiai įveda kariuomenį į Austriją ir prijungia jį prie to jau tūkstantmečio reicho. Ir nieks neprotestuoja. Nieks neprotestuoja. Bet dabar pradėkim tą fragmentavimą šitos epochos ir eikim per valstybės. Ir aš pasirenku karo pradžiai Čekoslovakiją. Nes įvykiai susiję su Čekoslovakija buvo praktiškai paskutinė galimybė sustabdyti antrą pasaulinį karą, sustabdyti Hitlerį. O dabar aš jums parodysiu, kaip tas buvo galima padaryti ir tas nebuvo padaryta. Čekoslovakija šiaip jau atsirado po pirmo pasaulinio karo, tai yra valstybė tokia ganėtinai dirbtina. Ir joje gyveno Austro-Vengrijai subyrėjus, susiformavo ta Čekoslovakija ir joje gyveno čekai, slovakai, pagrindinės tautos, bet buvo daug vokiečių, daug lenkų, vengrų ir ten smulkesnių. Šitos labai Čekoslovakijai paskui atsiliepė, tas daugiatautiškumas. Visą tą matyt suvokdama, Čekoslovakija 35 metais pasirašo sutartį su Rusija, o Rusija pasirašo su Prancūzija. Toj sutartį Rusija ir Prancūzija garantuoja Čekoslovakijos saugumą agresijos atveju. Iškai jau ruošiasi 35 metų. Ir kai prasideda Vokietijos pretenzijos į vokiečių gyvenamą kraštą, į Sudetus Čekoslovakijos, aišku, iškart ir iškyla klausimas, ar laikysis tos sutarties prancūzai ir rusai ir rems tą Čekoslovakiją va šitos potencialios agresijos atveju. Anglai čia laikosi kitos pozicijos. Anglai kalbinėja Čekoslovakus pasiduoti, nesipriešinti. Jie sako, geriau atiduokim tos Sudetus. O Hitleris sako, atiduokit man Sudetus ir aš toliau neisiu. Aš garantuoju toliau Čekijos saugumą. Ir po ilgų ten tampimusi prancūzai pirmiausia pasiduoda anglų įtakai ir sutinka su anglais, kad reikia tuos Sudetus atiduoti. O paskui anglai su prancūzais pradeda įtikinėti Čekoslovakiją, kad jūs turite tą padaryti. Čekoslovakija tada kreipėsi į Tarybų sąjungą, ar jūs įvykdysit savo pažadą ir ateisit mums padėti, kaip mes susitarėm 35 metais. Tarybų sąjunga sako taip, bet mes turim pereiti per Lenkiją, nes nėra sienos su Čekija. Lenkai pasako, mes jūsų nepraleisim. Lenkai atsisako praleisti tarybinę kariuomenę į Čekoslovakiją. Na, ten vyksta daug peripetijų ir galų gale 38 metų rugsėjo 29 dieną Miunchene susirinkę vokiečiai, italai, anglai ir prancūzai pasirašo tą vadinamą Miuncheno paktą, kuriame yra sakoma, kad Sudetai turi atitekti Vokietijai, kad tuo pačiu yra garantuojama, kad toliau Čekija bus nepuolama. Patys Čekoslovakų atstovai tai net nebuvo pakviesti. Jie tik buvo paskui informuoti. Na, beje, jie buvo paskelbę mobilizaciją. Tarp kitko, Čekų armija buvo stipri, ginkluotė buvo gera, Škoda, automobilių pramonė ir taip toliau. Jie turėjo užtikrinimą Maskvos, kad ateis padėti, bet prancūzai čia persimetė į anglų pusę, lenkai pasakė, kad mes kariuomenės nepraleisim, galimybės atpuolė ir čekai pasirašė tą sutartį. Ir Sudetai atiteko vokiečiams.
Bet dar keletą dienų prieš tai tie patys Lenkai paskelbė ultimatumą taip pat Čekoslovakijai ir pretenzijas į Tešino sritį Čekoslovakijos, kur dalį žmonių sudarė, bet nedaugumą sudarė Lenkai. Ir kai tik tai vokiečiai pajudėjo į Sudetus, Lenkai pajudėjo į Tešino sritį ir pasiėmė. Vengrai taip pat pasiėmė savo gabaliuką. Na, toliau paaiškėjo, kad niekas nesilaiko susitarimo ir po keletos mėnesių vokiečiai paėmė ir Čekiją. Kodėl aš nesakau Čekoslovakiją, todėl gal dar prieš vokiečiams paimant Čekiją, Slovakai atsiskyrė nuo Čekoslovakijos ir jie vykdė savarankišką politiką kartu su Berlynu. Ir vokiečiai paėmė Čekiją ir Čekoslovakiją kaip tokie iš žaidimo iškrito. Ir čia buvo, kaip aš sakau, matyt paskutinė galimybė, kada įvykiai galėjo pakrypti kitaip. Nes jeigu čekai būtų gynėsi, jeigu rusai būtų padėję, tikėtina, kad, netikėtina, akivaizdų įvykiai būtų kažkaip rutuliavęsi visiškai kitaip. Bet nulėmė interesai visai kiti ir nulėmė iš esmės Anglijos poziciją ir tyliai pritariant Jungtinėms valstijoms. Taip, dabar pasižiūrėkim į Antro pasaulinio karo pradžią per Lenkijos fragmentą. Tai pirmiausia, kas krenta į akis, kad Lenkija, atėjus Hitleriui į valdžią, pirmoji sudaro sutartį su Hitlerio Vokietija. Jau 1934 metais yra nepuolimo sutartis tarp Vokietijos ir Lenkijos. Beje, tuometinė Lenkija turi savo ribose vakarų Ukrainą, Lvovą, vakarų Baltarusiją, Gardiną ir Vilniaus kraštą kartu su Vilniumi. Tai yra tokia ta Lenkija, kuri sudaro sutartį su vokiečiais. Pirmieji. Dar prieš tai galima paminėti, kad buvo sudarytas vadinamas keturių paktas. Tai Italija, Vokietija, Prancūzija ir Anglija dar 1933 metais sudarė tam tikrą susitarimą, kuris beje paskui ir suvaidino lemiamą vaidmenį Čekoslovakijos dalybose. Tai ten jau, bet tokios dvišalės sutartys, tai pirmiai buvo Lenkai, kurie sudarė su vokiečiais. Na, kaip minėjau, 1938 metais Sudetų reikalas, kai buvo sprendžiamas, Lenkai užima Anglijos poziciją, priešinką Čekoslovakijai. Beje, tose kraštuose, vakarų Baltarusijoje, Ukrainoje ir čia, Vilniaus krašte, vyksta ta 20 metų gana arši polonizacija. Jos rezultatus mes matom Vilniaus krašte šiandieną nemaža dalim. Na, paskui, kaip sakiau, Lenkija nepraleidžia kariuomenės padėti Čekoslovakijai, to suvaidindama taip pat nemažą vaidmenį. Šitai pakrypus įveikiam, kaip kokius jūs mes jau žinom. Nes mes, kodėl aš tą sakau, mes esam įpratinti galvoti apie Lenkiją kaip apie tokią auką, tokią, žinot, vargšę, tokią nuskriaustą, bet jeigu pasižiūri į kitus fragmentus istorijos, matai, kad ta auka irgi visokių grožybių prikūrė. Taip, bet dar buvo keletą įdomių dalykų. Kaip sakiau, paima Lenkija Tešino sritį, Čekoslovakijos jau po Miuncheno susitarimo. Bet čia staiga viskas apsisuka. Lenkija ėjusi koja kojant su Vokietija ir tikėjusi kartu su ją dar išplėsti savo įtakos sferą, ypatingai į rytus. Kai Hitleris pasiima Čekiją, Austriją, ateina ir Lenkijos beje laikas. Vokiečiai pareikalauja savo Gdansko ir vadinamo Lenkijos koridoriaus, nes tuo metu dabartinis Karaliaučiaus kraštas ir Vokietija buvo skiriama tokia nedidelė Lenkijos dalimi ir jie norėjo to koridoriaus.
Ir čia Lenkai išsigandę, viskas pasisuko visai kitaip, puola ieškoti paramos pas anglus ir prancūzus, sudaro su jais sutartį, tie įsipareigoja ją ginti, jeigu jau agresija būtų. Na, paskui atsitinka tas Ribbentropo-Molotovo paktas, kuriame jau vokiečiai su rusais pasidalina įtakos sferas ir toj pačiai Lenkijoje taip pat. Na, ir rugsėjo 1 dieną vokiečiai užpuola Lenkiją. Kaip ir buvo įsipareigoję anglai su prancūzais, rugsėjo 3 dieną paskelbė Vokietijai karą. Bet tas karas taip ir lieka popieriu, jie jokio žygių nedaro. Paskelbė ir paskelbė, bet realiai padėti Lenkams neatėjo. Ir vokiečiai tiesiog kaip peiliu per sviestą eina per tą Lenkiją. Lenkijos vyriausybė traukėsi vis toliau į pakraštį. Ir rugsėjo 16 dieną Lenkijos vyriausybė pabėga į Rumuniją, Lenkija palikta be vyriausybės, kariuomenė sumušta, praktiškai valstybės nebėra. Ir tada Tarybų sąjunga kitą dieną, rugsėjo 17 dieną, įveda savo karinius dalinius, pagal Ribbentropo-Molotovo pakto susitarimą ir tą įtakos sferų pasidalinimą. Jis įveda jai tas jau sutartas žemės, to sutarto žemės tai yra ta vakarų Ukraina, vakarų Baltarusija ir Vilniaus kraštas. Beje, čia porą dar įdomių dalykų. Anglija ir Prancūzija, kada sudarė sutartį su Lenkija 39 metais ir garantavo jos saugumą nuo bet kokios agresijos, turėtų paskelbti karą ir Tarybų sąjungą, nes jinai irgi kaip ir įvedė kariuomenę. Karo nepaskelbė. Lenkija irgi karo nepaskelbė. Nu, Lenkijai galima atleisti, nes ko jau ten skelbsiu, jų vyriausybės nėra. Taip, kad Lenkija per porą savaičių iš žaidimo iškrito. Antro pasaulinio karo pradžioj, nors pradžioj tikėjusi labai gerų rezultatų, eidamas su vokiečiais galvoja jos gerokai pastumėti savo interesų sferas. Viskas baigėsi ganėtinai liūdnai. Bet Hitleris, kai tampa kancleriu, o paskui ir valstybės vadovu, ką jis padarė? Jis iš karto pradeda ginkluotis, kas jam buvo uždrausta pagal Versalio sutartį. Jis įveda kariuomenį į Reino sritį, kurioje nebuvo galima turėti kariuomenės. Jis beje išstoja iš Tautų lygos, jungtinių tautų analogas, tuomet buvo Tautų lyga. Hitleris išstoja iš tos Tautų lygos, kad jam netrukdytų ir nereikėtų derinti jokių savo veiksmų. Anglija turėjo galimybės stabdyti šitą procesą, kaip sakau, tai buvo galingiausia, didžiausia valstybė. Nu, su jungtinėmis valstybėmis tai praktiškai pasaulio kara. Jie nereaguoja. 40 metais jau, kai vokietis paėmė visą Europą, jis pradėjo bombarduoti tą Angliją. Anglija turėjo kreiptis pagalbos Jungtinės valstijas. Valstijos joms pažadėjo Lend-Lizą. Tarp kitko, Lend-Lizas buvo sukurtas ne Tarybų sąjungai, o Anglijai. Tik paskui pritaikytas ir Tarybų sąjungai vėliau. Ir tai prasidėjo Anglijos imperijos byrėjimas. Ir 41 metais rugpjūčio mėnesį buvo sudaryta Atlantos chartija tarp Anglijos ir Jungtinių valstijų, paskui prie jos prisijungė Tarybų sąjunga šiek tiek vėliau. Ir viso šito veiksmų pagrindų Anglija neteko kolonijos, neteko savo svaro sterlingo įtakos. Na dabar pereinam prie svarbaus žaidėjo, svarbiausio žaidėjo karo pradžioj - Vokietija. Tai kaip minėjau, po pirmo pasaulinio karo chaosas, bedarbystė, infliacija, nu vienu žodžiu ten. Kaip sakoma, kol važiuodavau bulkučių pirkti, veždavosi karutį markių. Kol nuvažiuoju, jau reikia 2 karučius, nes taip greit viskas brangdavas buvo. Neįsivaizduojamas chaosas tuo metu Vokietijoje.
yra filmų, tiek ir dokumentinių, žinom tos dalykus, netame reikalas. Ir štai šitame chaose 20 metais, vasario 24 dieną, Miuncheno aludėje, praktiškai gimsta nacionalsocialistų partija. Jis iš pradžių vadinosi kitais vardais, bet ten jinai yra pavadinama būtent toje aludėje tą dieną tokiu vardu. Hitleris ten atėjęs pateikė savo 25 punktų programą ir taip startuoja ta partija, kuri suvaidino lemiamą vaidmenį Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Ir štai jeigu 24 metais dalyvaudama rinkimuose Hitlerio partija gauna 6% balsų, tai jau po 6 metų 30-ais 18%, o 32-ais jau 37%. 37. Beje, 32 metais, kai gauna to savo 37%, Vokietijoje yra 6 milijonai bedarbių. Bet grįžtant dar prie tos partijos. Kaip sakiau, tada chaosas, bedarbystė, nėra pinigų, nėra darbo. Bet šitoj partijoje yra pinigai. Ir žmonės noriai eina į jų tokius sukarintus būrius, nes ten gauni ir apranga ir šiek tiek pinigų. Ir kyla klausimas, didžiulis klaustukas, klaustukų galybė. Iš kur pinigai? Iš kur šito aludės partija gauna pinigus tai veiklai? Beje, Hitleris buvo pirmas, kuris savo rinkiminiai kampanijai pradėjo skraidyti lėktuvu. Tuo jisai, jis ne pats skraidė, jis skraidino. Bet įsivaizduokit, kokį jis įspūdį padarė vokiečiams, kai jis tą pačią dieną būdavo skirtingose Vokietijos vietose. Tas nepratęs elektoratas vokiečių jame matė kažkokį antžmogį, suprantat, kuris tik ten ir čia, ir ten. Jis puikiai panaudojo jau radiją tuo metu esantį. Panaudojo jau tuo metu, suprato šiaip jau PR reikšmę, reklamas. Bet šiuo atveju aš keliu klausimą. Pinigai, iš kur partijos pinigai? Bet pinigai buvo ir jie padėjo laimėti tos rinkimus, kaip sakiau. Ir štai 33 metų sausį Hitleris yra skelbiamas kancleriu. Bet paskui tas Hindenburgas numiršta 34 metais ir jau Hitleris likviduoja tą prezidento instituciją iš viso, jam nesimaišytų. Ir jis yra paskelbiamas valstybės vadovu. Ir čia atsiranda to trečio reicho savoka, jau yra keičiamas pavadinimas, yra trečiasis reichas, tūkstantmetis reichas. Ir tarp kitko, kai jis tampa valstybės vadovu, kaip minėjau, Vokietija išeina iš Tautų lygos, prasideda iš tikrųjų valstybėje atsigavimas. Nes žmonės įvaryti į depresiją, vienas dalykas, jie ten jau išsišaukė tvarkos, ta tvarka gavo. Tiesa, gavo tuo pačiu ir koncentracijos stovyklas. Tai tvarkai palaikyti. Bet už viską reikia mokėti. Bet įdomiausia ne čia. Įdomiausia tai, kad iš karto pradėjo vystytis stulbinančiais tempais pramonė Vokietijos. Iš tikrųjų sumažėjo bedarbių. Atsirado socialinės išmokos ir gyvenimas pradėjo gerėti, gražėti ir linksmėti. Tarp kitko buvo skiriama labai daug dėmesio šventėms, renginiams, visokiems sportiniams renginiams. Beje, 36 metais įvyksta pasaulinė olimpiada Vokietijai. 38 metais Hitleris yra skelbiamas žurnalo Times metų žmogumi. Vokietija klesti. Ir vėl didžiuliai klaustukai. Pinigai. Iš kur pinigai? Iš kur tos investicijos? Nes kol Hitlerio nebuvo, chaosas, nieks nedirba, nieks. Staiga, kai burtų lazdelė mostelėjus. Aišku, atsakymų yra daug, aš čia nenoriu plėstis. Čia jau patys susiraskite, jeigu kam įdomu. Bet finansavimas ėjo. Ir aš jau kėliau tą klausimą. Jeigu kažkas finansuoja, tai finansuoja su tikslu. O tikslas, matyti, ir buvo tas antras pasaulinis karas, tuo metu reikalingas tam tikroms jėgoms. Taip kaip dabar reikalingas trečias.